Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama jį pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius, vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją: moterie, ko verki? Jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarosi, jie atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai: moterie, ko verki, ko ieškai? Jinai manydama, jog tai sodininkas, atsakė: gerbiamasis, jei tamsta jį išnešei, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako: Marija. Jie atsigręžė ir sušuko hebrajiškai: rabūni, tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė: nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: aš žengsiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai sakęs. Tai viešpaties žodis. Mielas kunige Povilai, mėlyjeji visi čia susirinkusieji šios atlaidų šią šventę. Na, iš tiesų, ta savaitė tokia ypatinga, mes ir toliau švenčiam Velykas. Evangelijose pasakojama, kada Jėzus prisikėlė. Kitą dieną po šabo, ar ne? Tai žydams buvo 6 dienos savaitėje ir šabas. Mes kadangi švenčiam jau tą kitą dieną, mes švenčiam pirmąją savaitės dieną, sekmadienį. Nu čia viskas susimaišo, ar ne? Pirma diena, kuri yra sekmadienis. Taip jau lietuviškai mes tų savaitės dienų pavadinimus turim. Kitose kalbose gal lengviau, kai yra, pavyzdžiui, saulės diena, koks nors zontag ar panaši. Bet įdomu, turbūt teko jums girdėti, kad šią dieną, šią prisikėlimo dieną mes vadinam ne tik pirmąją savaitės dieną, kokia ji ir yra, bet kokia? 8. 8 diena. O savotiška, ar ne, savaitė ir 8 diena, o lyg tai savaitė būna 7. Kodėl? Kodėl taip keistai pavadinta? Ogi todėl, kad Kristaus prisikėlimas įneša tokį naujumą, tokią naują tvarką, erdvę, naują laiką, kuris jau tęsis amžinai, kad tai jau yra 8 diena. Čia prasideda su Kristaus prisikėlimu 8 diena, kuri toliau tęsiasi. Ir visa šita savaitė, kai mes švenčiame po Velykų, mums turėtų tą primint, kalbėti apie tai, apie tą ypatingąją 8 dieną. Tai yra pasaulį po Kristaus prisikėlimu, kur viskas jau yra kitaip. Ir gražu, kad kaip tik tai šiuo laiku šią savaitę yra ir Dievo gailestingumo laikas. Šis naujas laikas, ši nauja kūrinyje yra Dievo gailestingumo erdvė, Dievo gailestingumo laikas.
Kur galėtume jį labiausiai patirti, išgyventi? Na, paimkim tą Evangeliją, kurį ką tik girdėjom ir kur yra viena gražiausių. Tas susitikimas Marijos Magdalietės su Jėzumi prie kapo, na, tai tiesiog yra perlas, kurį tiesiog skaityti, gerėtis ir įsileisti širdį ir tuo gyventi. Popiežius Benediktas XVI yra sakęs, kad kas yra prisikėlimas? Savo prisikėlimas tai yra meilė stipresnė už mirtį. Dievo meilė stipresnė už mirtį. Gal prisimenat iš giesmių giesmės tokia eilutė, kur sakoma, kad meilė stipri kaip mirtis. Argi susilieja tos dvi mintys, ar ne? Ir štai Marija Magdalietė akivaizdžiai parodo meilę stipresnę už mirtį. Ta didžioji nusidėjėlė, kuri dėka Jėzaus atrado tikrą meilę, dar prieš aušrą skuba prie jo kapo. Ne dėl savęs sielvartauja, dėl mokytojo, dėl to, kurį iš tikrųjų mylėjo, dėl to, kuris ją išlaisvino, dėl to, kuris taip ją suprato kaip niekas kitas. Marija viena iš nedaugelio, kurios lydėjo moteris iki pat kryžiaus, stovėjo po kryžiumi. Ir šventasis Grigalius, rašydamas apie ją labai gražiai, vėlgi rašo ir tiesiog žavisi, sako, kokia ištikima jinai yra. Ir ji pasilieka ir prie kryžiaus, bet taip pat ir prie kapo. Mokiniai atskuba prie kapo ir vėl grįžta. Žinot, vyrai, pasižiūrėjo, viskas čia, ką čia pakeisi, viskas čia, taip jau yra. O Marija pasilieka. Pasilieka, nes širdis ją kviečia. Galim sakyti, kad tai žmogiškas prisirišimas, bet tai kur kas daugiau, nes tai vedė į susitikimą su prisikėlusiuoju. Na ir štai, Marijos skausmas, atviras savo klaidų pripažinimas, kai jinai atsivertė, nuoširdė atgaila, štai yra ta aplinka, kurioje galim patirti, išgyventi, priimti Dievo gailestingumą. Ir girdėdami tą Evangeliją, vėlgi klauskim savęs, kiek esam panašus į Mariją iš Magdalos. Ar mums pažįstamas jos meilės ilgesys, o gal jos nusivylimai ir klaidos? Gal ieškome prasmės ir laimės su atvira, nerimstančia, o gal ir nuodėmė sužeista širdimi, panašiai kaip ji. Užkietėjusi širdis, kietas sprandiškumas, tai kas labiausiai Dievui nepatinka. Skaitykim visą šventą raštą ir tą begalę kartų atrasim. Ir štai Marija Magdalietė, kuri mylinčia jautrė širdim ateina prie kapo. Antra, be abejo gailestingumą patiriam sutikdami Jėzų, priimdami jį. Panašiai kaip Marija. Ir tai tas labai jautriai išreikšta šios dienos Evangelijoje. Marija ieško Jėzaus, ieško bent jo kūno. Ir prie kapo išgirsta: moterie, ko verki? Ar atkreipė dėmesį, kad tai yra pirmieji prisikėlusio Jėzaus žodžiai? Moterie, ko verki? Taip Jėzus sutinka žmonės su užuojauta, su atjauta. Ir tada tikras susitikimas įvyksta, kai Jėzus pašaukė ją vardu Marija. Ir ją atpažįsta. Neparašyta dėl ko, iš balso, iš tembro, iš akių, bet atpažįsta, kad tai yra mokytojas. Tai tas nepakartojamas momentas, kai meilė išsilieja iš sielos į sielą, iš širdies į širdį, iš Dievo pas žmogų. Tai ta akimirka, kai tikėjimas iš teorijos virsta gyvenimu, virsta mano patirtimi, virsta mano gyvenimu. Ir tokie susitikimai perkeičia. Marija Magdalietė Velykų rytą sutikusi Jėzų tikrai tapo kitokiu žmogumi. Ir tą pakeitimą, tą perkeitimą tik Jėzus gali vykdyti. Tada, kai šaukia Mariją, pašaukia vardu, viskas pasikeičia.
Tikrai Jėzus kviečia, šaukia kiekvieną iš mūsų vardu, kiekvieną pažįsta. Jam nėra minios, jam yra daug mylimų žmonių, vaikų, brolių, seserų. Tam tikrų momentų Jėzus paliečia mūsų širdį iki gelmių ir tada atpažįstam, Rabūni, mokytojau, mano mokytojau. Krikščionių tikėjimas visų pirma ne doktrina. Tikėjimo teiginiai svarbus, niekas nesiginčia ir mes juos išpažįstam, kartojam, kalbėdami tikėjimo išpažinimą. Tačiau pirmiausia, tikėjimas yra susitikimas, kuris virsta draugystė. Jėzaus Kristaus prisikėlimas yra žinia, yra įvykis man asmeniškai. Tai nėra teorija apie gyvenimą ir mirtį, o paliečia mane, mano gyvenimą su visais siekiais ir ieškojimais. Ir Viešpats domisi mano gyvenimu. Jisai klausia manęs, kas mane jaudina, ko aš ieškau, kodėl verkiu. Dievui rūpi visa, ką patiriu. Anksčiau nei pradėjome jo ieškoti, jis jau mus surado. Ir galiausiai Dievo gailestingumas išsilieja, kai dalinamės patirta Dievo meilė, susitikimu su juo. Jėzus nesako, o labai malonu Marija, na dabar pasilikim, žinai, aš tau daug ką papasakosiu. Nesako, nelaikyk manęs. Nelaikyk manęs. Mes taip dažnai norėtume išlaikyti laimės akimirkas. O Jėzus Marijai duoda misiją. Sako, eik pas mano brolius. Eik pas brolius. Ir pasakyk jiems, pasakyk, kad aš gyvas. Marija Magdalietė sutiko gyvą Jėzų, turi eiti pas kitus, sakyti, liudyti, kalbėti apie šį susitikimą. Kviečiama yra dalytis su kitais meilė Jėzui, vesti kitus pas jį. Tokia yra Velykų prasmė. Ir kiekvienas sekmadienis tai mums primena. Kiekvieną sekmadienį, kiekvienose mišiose esam kviečiami sutikti Jėzų, išgirst, kaip jis mus šaukia vardu ir be abejo pasakot kitiems apie šį susitikimą. Ir dar viena maža pastabėlė. Įdomu, kad Jėzus savo mokinius šiuo metu pavadina broliais. Sako, eik pas mano brolius. Niekada anksčiau jis nevadino mokinių broliais. Dabar, po prisikėlimo. Nesiunčia Marijos, kad išbartų, kad sakytų, kodėl jūs išsilakstėt, kodėl jūs pasitraukėt, kai man buvo sunku. Ne, kad neštų prisikėlimo džiaugsmą. Iki prisikėlimo nevadino broliais, dabar pavadina. Vadina taip po kančios, kuri nepakartojimų būdu suartino jį su mumis. Prisikėlęs Jėzus nėra nuo mūsų nutolęs, net būdamas tėvo šlovėje. Jis leidžia supras, kad dar labiau priartėjo. Yra brolis, vedantis mus pas savo ir mūsų tėvą, savo ir mūsų Dievą. Tegul Viešpats suteikia malonę atpažinti prisikėlusį Jėzų, kad galėtume kartu su Marija sakyti, liudyt, aš mačiau Viešpatį. Tegul šis patyrimas pranoksta mūsų visus žmogiškus troškimus, kad tas džiaugsmas būtų tobulas ir niekas jo iš mūsų neatimtų. Amen.